Taigi, labas vakaras visiems. Su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Žinau, kad yra tokių ištikimų pas mus klausytojų, kurie tikrai klausys ir vasario 14. Beje, visus noriu pasveikinti su meilės diena. Visus ir visas. Kuo daugiau meilės, kuo daugiau aistros. Šiandien tokia diena. Atšvęskite ją visi tinkamai. Kas liečia tradingą, praeitą savaitę tokia pakankamai buvo įdomi iš tikrųjų, tikrai to tikėjausi, tai kas vyko to ir tikėjausi, tikrai galima buvo sulaukti jau, nes penktadienis buvo non-farmai ir po non-farmų sakiau, kad iš tikrųjų tendencijos nesikeis ir jos nesikeitė. Taigi kažko tokio labai įspūdingo neįvyko, bet viskas kol kas mano manimu vyksta kažkur tai korekcijose, tai tiesiog tas toks laukimas, dabar daugiau laukimas visų porų yra. Pabandykim pasižiūrėti į kiekvieną ją atskirai, tai GBP USD. Šitoj poroj savaitiniam grafike aš jau buvau kartą išraganavęs po šitos bent jau visos žvakės, po šitos žvakės, jeigu pamenat, kad vis tik tai jinai kažkiek tai naudos turi ir pasirodo, kad jinai tos naudos turi ir tikrai turi. Labai gaila, kad niekaip nesugeba uždaryti šitos žvakės viršūnių, vis tik tai yra čia atsirėmė visas šitas vietas. Aišku, nereikėtų galvoti, kad čia yra labai stipri vieta, nes jinai tikrai tokia stipri nėra. Aišku, tol, kol jos nepramušė, to negalima sakyti, bet trendas, kuris eina į apačią, dažniausiai tokios vietos jam nelaiko, tai svarbios būna visiškai kitos vietos jo. Tai šita pora ir toliau, matau, išlieka toj pačioj tendencijoje, kuri buvo prasidėjus nuo šitos vietos. Jo. Tai kol kas vis tik išliekam šitos poros pirkimuose. Ir manau, kad čia pardavimų nereikėtų niekur darytis. Čia matau kainą išsiaurėjus jau šitoj vietoj, tikimybės, kad ją prasimuš į viršų, manau, šiuo atveju, manau, yra kur kas didesnis. Dar pamenat, praeitą savaitę kalbėjau, kad viskas kol kas vyksta šitos žvakės viduj ir ačiū Dievui, viskas jame ir vyksta, niekas iš jos neišeina. Tai tikrai didelis ženklas, kad šičia yra jėga pakankamai stipri ir kad jinai laiko tikrai tą kainą ir kol kas į apačią tikrai eiti nenori. Greičiausiai tai važiuos tą kainą į viršų, tai matysim, jeigu tik turėsim kažkokių tai įėjimų kažkur, tai galbūt mažesniuose grafikuose būtų galima bandyti šitą porą užsipirkinėti. Euras ir GBP, šitą išraganavau čia 1:1, galima sakyti, tai pradėjau raganauti nuo čia. Ir kalbėjau apie pirkimus, pirkimai labai sėkmingai eina, viskas toliau į viršų ir kol kas neturiu jokių kitų mąstymų šitai porai, tik apie pirkimus. Aš labai norėčiau, kad šita pora pasikoreguotų. Gaila, kad aš šitoj poroj pats nebuvau įėjęs, todėl kad aš turėjau kitų porų ir jų buvo truputėlį nuostolingų, tai man reikėjo jas išsitaisyti. Dabar jau savaitės pabaigoje beveik viską įsitaisiau ir dabar jau dairausi, kur kažką pasimti kitką. Tai dieniniam šiaip nelabai gražiai čia šitą vietą dabar atrodo. Čia yra tam tikri lygiai, kiek aš pamenu. Tai aš mielai nepykčiau visiškai, jeigu šita pora pasileistų visai kasas ir važiuotų į apačią. Ir tikrai manau, kad čia ieškočiau paskui kažkur tai labai stiprių pirkimų. Kol kas aš bet kokiu atveju esu vienintelis nuomonės už šitą porą, kad tai yra tik pirkimai ir daugiau absoliučiai niekas. Aš neprekiausiu niekada į dvi pusės ir čia nepardavinėsiu jos. Lauksiu tik tais, kada reikia jo užsipirkti. Galbūt bus taip, kad aš užsipirksiu jau šičia kažkur, tai jeigu matysiu, kad čia kažkur tai kažkas tai vyks, nes gali būti ir taip, kad jokios korekcijos šitoje poroje nebus. Tai šičia toliau išlieka mano ta pati nuomonė tik į pirkimus. Čia va tie savaitiniai lygiai iš tikrųjų pakankamai stabdo šitą kainą, tai dėl to galvoju, kad turėtų būti kažkokia tokia korekcija. GBP Australijos doleris, nežinau, čia susirinkau viską su 2.00 viską susirinkau ir šią dieną esu ramus. Tie patys pending orderiai dar laikosi ir sakiau, kad pardavinėsiu tik tais šičia, kitur nepardavinėsiu. Šitie tikrinimai nėra patys geriausi, kada tai daroma yra daugiau negu vieną kartą, tai 2-3 kartus jau jie nėra, kaip sakau, aš skaidrus tokie ir švieži. Variantas iš tikrųjų, matant taip, kaip kaina juda, nereikėtų tokios vietose apsigauti iš tikrųjų, nes
čia kaina vienaip judėjo, jo, čia kaina judėjo kitaip, čia kaina dar kažkaip tai kitaip, dabar kaina juda visai kitaip, visiškai kitaip negu šitoje vietoje. Ir aš nebejočiau, kad galbūt jinai truktels ir dar daugiau į viršų. Ir jeigu jinai matysiu, kad truktelna dar labiau į viršų ir užsidarinėja ne taip, kaip turėtų, tai jinai gali dar daugiau truktelti iš tikrųjų tą viršų. Tai kol kas čia būčiau atsargus ir pataračiau būti atsargiem visiems. Kol kas tai aš vis tiek čia išlaikau tik short pozicijas, aš galvoju, kad tai yra tik tai shortai, bet man dabar svarbus yra šitas etapas, kaip kaina reaguos šitose visose vietose. Tai vat, kai pamatysiu, kaip į tą kainą čia reaguoja, tada bandysiu spręsti iš tikrųjų daugiau apie šitą porą. Kol kas tai jinai yra pas mane dabar jau laukimo fazėje. Savaitiniai grafikai pakankamai neblogi iš tikrųjų yra. Lygtais prognozuotų, jau vėl tas pats kaip ir buvo šičia, matom, tas pats vyksta ir šičia, tai kaip ir prognozuotų kritimus, aišku, jeigu jie prasidėtų čia, tai būtų labai gerai. Tada jie pasitrauktų kažkur iki čia, tada jau čia galbūt būtų galima lengviau atstoti ir tada jau čia būtų galima žiūrėti, kas vyksta. Tai bet kokiu atveju čia yra tik pirkimai, bet jeigu kaina važiuotų kažkur tai truputėlį aukščiau ir nesugalvotų dar aukščiau kilt, tai žinokit, kad gali būti tie kilimai ir iki čia kažkur gali būti. Ar iki čia kažkur, tai čia reikėtų būti atsargiems. Bet kokiu atveju gerbkite tokius lygius, kaip šiuo atveju 2.00. Naujoji Zelandija ir USD kol kas viskas dėžiai, čia palikti ramybėj. Kanada ir Japonijos diena, čia praeitą savaitę kalbėjom apie šitas vietas. Penktadienis, ketvirtadienis, trečiadienis, antradienis, pirmadienis, tai vat šičia penktadienis buvo, kai užsidarė žemiau, dar čia pas mus grupėje komentaruose lygtais buvo pakomentavęs Andriu, kad jeigu iš čia užsidarytų už to žvakės, aš eičiau iš jos lauk, ką aš sėkmingai padariau, nes aš turėjau šitos poros prisipirkęs, tai aš išėjau mes čia lauk ir kažkur vienoj čia dienoj valandiniam grafike radau įėjimus priešingai pozicijai, tai iš šortus ir parsidavinėjau kažkur tais iki čia ir paskui jau visiškai iš čia lauk, bet čia pardavinėjau iš tikrųjų ne dėl to, kad tikėjau pardavimais šitos poros, bet dėl to, kad iš tikrųjų buvo tikslas ištaisyti nuostolį, kuris buvo maždaug kažkur tais nuo čia iki čia, tai tas nuostolis mano buvo padengtas ir tvarkingai sutvarkytas, tai aš jau nesistengiu, aš kaip tik tiksliau stengiuosi tą gaudumą suvaldyti ir kad atseit kaip paaiškint, neištraukti pinigų iš visur, kad atseit kiekvienoj bango, kiekvienam judesy traderis turi ištraukti pinigus. Tai čia yra visiška nesąmonė. Jeigu aš turiu nuostolius, pas mane buvo, tarkim, pozicija užhedžinta, aš tada iš karto stengiuosi uždarinėti tą poziciją, kuri jau man nepasiteisino, mano lūkesčių nepateisino ir iš kitos pozicijos, kuri atidaryta į priešingą pusę, pabandau tą nuostolį bet kokiu atveju kiek mažiau sumažinti. Mano pagrindinis tikslas yra, mylėjai, neprarasti pinigų. Tai kol kas šitai porai visiškas atstojus, aš jos daugiau nebenoriu, aš jos nebematau ir man čia nieko nėra šitai porai, kas čia bus, man jau neberūpi. Euras ir USD, prisipažinsiu, kad po ilgo laiko šičia buvau nupirkęs šitos poros. Vienos sąskaitoj nedideliai tą padariau šitoj vietoj, šičia po šito žvakės ir užsidariau kažkur, tai čia kažkur tenais buvo apie 109-110 punktų, tai čia tiesiog pabandžiau sužaisti truputėlių kainos viduje, aišku, bet valandiniam čia yra labai gražu, viskas tvarkingi labai grafikai, viskas labai tvarkingai juda, tai kol kas šitai porai laikau tik tais, aš nesu tikras dėl pirkimų, bet aš esu tikras, kad nereikėtų tos poros pardavinėti. Tai čia yra faktas ir aš jau tą sakiau, dabar jau nežinau, bus metai laiko nuo tos dienos, kai kaina šičia sustojo. Kol jos nebus čia, aš jos nepardavinėsiu. Pirkimai dabar gali būti prasidėję tarkim kažkur tai čia. Aišku, dabar čia viskas vėl sėdės dėžiai, kol iš dėžės neišsimuš, nes čia gali būti dar labai daug visko. Tai šita pora pakankamai tokia pavojinga. Yra USD Kanados doleris, čia mane pamovės truputėlį buvo. Viskas čia man su juo gerai yra. Negerai yra tas, kad aš jau turėjau tų sandorių daugiau jo, bet negerai yra tas, kad labai pasitaiko kartais, aš sakau, per metus porą kartų, kai nutinka tokios situacijos. Čia buvo užhedžinta pozicija šitoje vietoje ir ją pasiėmė visiškai netikėtai ir dabar jau kaina yra šitoje vietoje. Tai šitie dalykai yra patys man blogiausi, kai yra užhedžinta ir
ir tau pasima per tokį labai mažą kiekį. Per porą punktų, čia yra 1,400, aš jau čia aktyviai stebėjau valandinius grafikus po šitos žvakės ir jau po šitos žvakės iš tikrųjų maniau, kad tikrai kaina šičia nebegrįž, nes jau jai tas grįžimas čia buvo pakankamai sudėtingas ir čia tas jau buvo tyčinis, atrodo, blemba sugrįžimas. Ir tai aš jau buvau tą pendingą užsidėjęs truputėlį toliau ir vis tiek jį pasiėmė. Aišku, čia viskas yra sukontroliuota, nuostolis čia yra jau bet kokiu atveju suvaldytas. Ir jeigu toliau mes važiuosim į apačią, aš nusiminėsiu tuos longus ir aš tikrai išeisiu čia į tą poziciją ištaisysiu. Bet taip atsitinka, kad tai būna kartais gaila tokių dalykų. Tai dieniniam grafike bet kokiu atveju 1,4, kaip ir sakiau, yra pagrindinis lygis ir jisai turi būti mėlyje gerbiamas. Čia nėra kažkokių tenais 1,367, kur čia buvau skaitęs komentaruose, ar ten kažkokiu 1,3,9, ten 8 kažkokiu tenai, ten tokių lygių iš tikrųjų Forex rinkoje nėra, nebuvo ir niekada ją nebus. Tai yra tik tai žmonių iliuzija, jų susigalvojimas yra. Tai va šitoj vietoj viskas tvarkingai pas mane suveikė, tik tais, kad va tas pendingas bereikalingai paimtas, bet aš manau, kad mes jį ištaisysim. Matysim kitos savaitės eigoje, aš pakomentuosiu vėl tą pačią porą, pažiūrėsim, kas iš to gausis. Tiek dienoje, tiek savaitėje čia yra tik tais pardavimo signalai, tai yra tęstinumas, bet kokiu atveju šita vieta, aišku, 1,4 turėjo būti gerbiamas ir jisai buvo gerbiamas, kol kas jėgas aš matau šitas. Tai orientuokitės į tai, kas vyksta čia ir kas vyksta čia. Iki šitų vietų, manau, mes tikrai datrauksim. 1,35, kai 1,35 bus, tada, manau, jau galima ieškoti darytis kažko tai ir vertinti situaciją galbūt kažkaip tai kitaip. Kol kas, manau, tik tai šortai ir daugiau niekas. Euras ir Australijos doleris nežiūrėsim, GBP jeną greičiausiai pažiūrės mūsų vykintas, GBP Kanada. Svaras Kanada, man reikalinga, kad kaina užsidarytų kažkur tai apačioje čia, tai dabar kova didelį vyksta tarp pirkėjų ir tarp pardavėjų ties 2,00. Ir kol kažkas stipraus apačio arba virš to neužsidarys, iš tikrųjų niekur su šita pora neinu. Labai sėkmingai klasiai sudirbom su Hebra, su USD jena. Analizavom šitą porą ir šitoj vietoj radom valandiniam grafike labai gražius įėjimus. Aišku, rėmėmės pirmiausia savaitinių ir mėnesinių grafikų, paskui žiūrėjom, ką galim iš to paimti ir kaip tik pagal praktiką, pagal teoriją, ką mes mokinomės teoriškai, pabandėm šitoj vietoj pritaikyti tą teoriją ir pas mane Hebra labai sėkmingai išlaikė sandorius kažkur iki šičia ir jie dabar yra užhedžinti. Tai čia yra viso surinkta, kiek atsimenu, pas juos po 500, kažkur 80 ar po 550 punktų ir šito vietoje jau yra viskas užfiksuota, ta prasme, užhedžinta, pažiūrėsim, kas iš to gausis. Tai svarbiausia vieta buvo 1,1, tai yra 11. Prieš tai tenais man dar buvo kritus į akį viena vieta, kada buvo ten kažkientų tai metų gepas ir tas gepas man buvo truputėlį atrodė svarbesnis ir mes susidarinėjom prie to gepo. Jau tas pozicijas priešingas. Tai vat šį čia irgi tvarkingai sudirbom, dabar tai reikia laužiūrėti, kas čia iš tikrųjų bus. Kol kas bet kokiu atveju viskas markete, aš tai manau, kad viskas labai tvarkingai vaikšto ir yra tikrai labai daug progų. Yra labai daug gerų progų, labai daug gerų vietų užsidirbti pinigų. Ta reikia tik tai daryti protingai, su galva. Akilai stebėti kiekvieną dieną, kas vyksta, užmest akį visą laiką į naujienas, kad nebūtų užsišokta kažkur tai tenais, kur nereikia. Ir šiaip, manau, bendra situacija markete yra pakankamai gera. Techniškai tikrai atsiranda kiekvieną galima sakyti, dieną tikrai po vieną gerą įėjimą, po vieną gerą setupą. Taigi būkit atidūs. Kai rasit kažkokių tai gerų įėjimų, būtinai valdykit riziką, neužsišokit su dideliais lotais. Ir šitaip iš tikrųjų galėsit po truputėlį kažką tai padaryti. Šiam kartui tiek. Gero jums visiems vakaro. Nepamirškit, kad Valentino diena. Pasveikinkit artimus, mylimus ir mylimas. Ir susitiksim iš tikrųjų po savaitės, kitą sekmadienį. Taigi viso.